Ant vaizdingo Nemuno upės kranto centrinėme kurorto parke įsikūrusi Draugystės sanatorija išskirtinė gilias gydymo tradicijas turinti įstaiga, teikianti reabilitacijos, sveikatinimo bei spa paslaugas. Sanatorijoje efektyviai gydomos širdies ir kraujagyslių, nervų sistemos, judėjimo atramos aparato, traumatologinės ortopedinės, kvėpavimo sistemos, virškinimo trakto ligos, jonizuojančios spinduliuotės poveikio susirgimai, odos ligos. Ypač vertingos ir veiksmingos gydymo procedūros – mineralinės sūrymo vonios iš giliausio ir sūringiausio gręžinio Druskininkuose, gydomojo purvo, vaistažolių, kitos sveikatinimo ir grožio procedūros. Siūlomos programos – individualus gydymo kompleksas ir gydymui viskas įskaičiuota, 7 dienų svorio reguliavimo ir liekninimo, streso poveikio mažinimo programos, savaitgalio poilsio spa procedūrų kompleksai. 2022-aisiais Draugystės sanatorija buvo atnaujinta iš esmės, pastatytas naujas gydymo ir spa sveikatinimo procedūrų kompleksas Mineral Spa Draugystė. Tiems, kas vertina komfortą ir paslaugų kokybę, parke ant Nemuno upės kranto įkurtame sveikatinimo centre įrengtas visiškai naujas prabangus spa vandenynas su dideliu plaukimo baseinu, įvairių povandeninio masažo srovių įlankomis, sūkurinė vonia, vertikaliomis voniomis bei garų ir saunos pirtimis. Iš sanatorijos giluminio gręžinio Draugystė išgaunamas 58 gramus litre druskų turintis aukščiausios mineralizacijos vanduo, naudojamas mineralinių vonių skyriuje sūručio, perlinių, angliarūgštės, vaistažolių, terpentino, ozono vonioms bei gydomojo purvo vonioms ruošti. Spa centro interjeras darniai susilieja su jį juosiančios gamtos atspalviais, sukurdamas jaukumo ir erdvės įspūdį. Čia įrengti gydomieji fizioterapijos, kineziterapijos, aromaterapijos, druskų haloterapijos kabinetai, įrengti kūno grožio puoselėjimo, ajurvedinio masažo bei kosmetikos ir relaksacijos kabinetai. Visą parą jūsų sveikata pasirūpins medikai, teikiamos ir nuotolinės ir kontaktinės gydytojų konsultacijos. Tame pačiame pastate ramiam poilsiui pritaikyti erdvūs, modernūs, skandinaviško dizaino kambariai, svečių apgyvendinimui nuolat veikia interneto ryšys. 3 kartus per dieną kavinėje Mūza arba restorane Violeta siūloma paragauti įvairių patiekalų. Ypač gausus daržovių asortimentas. Maitinimas siūloma švediško stalo principu. Čia kepama šviežia duona, bandelės, įvairūs konditerijos gaminiai, gaminami skanūs užsakomieji pietūs, verdamos vaistažolių arbatos, galima paragauti natūralaus mineralinio vandens ar pasimėgauti vyno taure. Kiekviena detalė čia apgalvota taip, kad įžengus į Mineral Spa Draugystę visi rūpesčiai pasiliktų už durų. Viskas skirta jūsų sveikatos stiprinimui, poilsiui ir grožiui. Maloniai kviečiame atvykti.